Šiandien laidoje parodysime mūsų klubą Fight Academy ir jame vykstančią naujokų treniruotę. Antroje laidos dalyje parodysime, kokie smūgiai galimi Tailando bokso kovos menų šakoje. Ir tuo pačiu atsakysime į klausimą, kuom skiriasi Muay Thai nuo kitų kovos menų šakų. Sveiki visi! Šiandien atėjom į sporto klubą Fight Academy. Čia mūsų namai, mes čia praleidžiam laiko daugiau negu namuose. Jeigu jūs norit surasti mus, jūs tikrai galit visada surasti mus čia. Einam pažiūrim, kaip Fight Academy sportuoja sportininkai ir kaip viskas vyksta pas mus. Phenomenon. 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 Prasidėjo apšilimas, toj prasidės treniruotė, žmonės apšils, padarys tempimų pratimus ir tada prasidės treniruotė ratų. Penktadieniais Fight Academy vyksta treniruotė ratų, kuri vyks 2 valandas. Treneris Elonas pradėjo treniruotę, dabar kaip ir matom vyksta šioks toks apšilimas, ypač dabar nugaros pratimas, kad apšildyt nugaros raumenis, rankos kojos iškeltos į orą ir žmogus ant nugaros eina per salę iki galo salės. Dabar prasidėjo technikos atidirbimas. Čia mano iškovotų medalių ir taurių lenta. Aišku, čia sustatyti ne visi medaliai, ne visi taurės, nes kai durys uždarinėja, viskas krenta, bet kažkiek išstačiau prisiminimui tiesiog. Prisimint, kad aš irgi kažkada dalyvavau varžybose ir kažkada buvau irgi kovotojų. Daug labai įvairių diplomų, leidimas treniruot iš kūno kultūros departamentą ir įvairūs turnyrai, kur man labiausiai buvo įsimintini. Šiandien nusimato treniruotė su letinom. Čia yra sporto inventorius. Va taip jisai atrodo, jeigu kažkas nežino. Sportininkai stovės ir atidirbinės ant letinų įvairius pratimus. Technikos pratimus, smūgius rankom, kojom ir keliais. Yra įvairių rūšių letinų. Pavyzdžiui, tokios letinos, tai daugiausiai atidirbinėjimo rankų technika. Jeigu daugiau turintis patirties sportininkas, galima ir kojom pamušt. Bet kojom yra atskiros letinos, jos tokios didesnės, čia patogu mušt kojom, nes jinai yra pati didesnė, platesnė ir didesnė tikimybė, kad sportininkas, ypač naujokas, pataikys į ją. Taikinys didesnis. Galiausiai yra ir tokios letinos, kur atidirbinėjami smūgiai kojom, per raumenis į galvą ir visokie atsistumimai, įvairūs pratimai. Dabar prasidėjo tempimo pratimai, žmonės pradėjo tampyti raumenis, kad negautų įvairių traumų.
Einant toliau jūs taip pat galite pamatyti ir kickbokso treniruotės, tuo pačiu metu pas mus salėje vyksta 2-3 treniruotės, būna ir asmeninės treniruotės, ringe varžybom besiruošiantys sportininkai sportuoja, atidirbinėja techniką, sparinguojasi. Taigi dabar jūs nepamatysit daug sportininkų, kurie dalyvauja varžybose, nes jie ilsisi prieš savaitgalinės varžybas, bet mes parodysim jums, kaip tai vyksta. Atėjo keli pažengę sportininkai ir dirbs ant letenų su mumis. Treniruotės pabaigoje prasidės kliūčių ruožas toksai vadinamas, įvairūs pratimai ratų, kur bus atidirbamas greitis ir fizinis pajėgumo lavinimas.
treniruotė jau visiškai į pabaigą, dabar vyksta paskutiniai pratimai, pilvo preso pratimai, darys pratimus iki galo ir jau bus visai pabaiga. Galės keliauti savo namo. Kojų nuo žemės nekeliam, sulaiko prie žemės. You know to come up, stack, get right, light the gun up, get nice, put the gun up, pray blue and whites don't run up with me. You see the change when the rains come through and all the fame ups your game, cause your name's mumbled, the chicks no name, junk ain't no name, hit no doses, it's for get focused, the cars come out, bottles at the bar run out, you know you're lost when you in car, can dodge a drought, but here's the twins about beef and the money, slip up a few fights, few stick-ups, then one little leads to the and hit them hot boys to breathe down your neck, now you come to breathe back up, please. That's a week ago, you was free from the stress. What it is. Šiandien žmogus pirmą kartą atėjo treniruotę. Kokie pojūčiai? Raumenys traukia. Nieko nebegaliu daryti daugiau. Negali nieko jau daryti. Tai kaip gydysi raumenis? Nu, į pirtį rytoj, o pirmadienį treniruotę. Viskas gerai. Svarbiausia yra gerti kalcio, magnio, kad netrauktų raumenų, bet viskas bus gerai. O sportuoji dar kažką ar tiesiog? Sportuoju dar ledo ritulį. Ledo ritulį. Geras derinys, Tailando boksas ir ledo ritulys. Reikia palaikyti sportą. Gerai, šaunuolis. Ačiū. Baigėsi eilinė naujokų treniruotė, žmonės išliejo daug prakaito, tai jūs galite pamatyti iš veidrodžių, kaip jie yra prasoję. Treniruotė praėjo tikrai smagiai, manau visi liko patenkinti. Kviečiam jūs prisijungti prie mūsų. So now cushion throws what's up, and the Vegas got the game in the Cobra clutch. The D's another breeze too close to duck, but what the fuck? They can stroke and nothing but breasts is real. The brains all the sex appeal, nothing left to try for back. Vibes is weak, hoes wanna slide and creep, even fiends got it. Galų gale, kai žmogus ryžtasi ateiti į Tailando bokso treniruotę, jisai užduoda klausimą, kom Muay Thai skiriasi nuo kitų kovos menų šakų. Ir šiandien Elonas ir Richardas parodys jums, kom skiriasi Tailando boksas nuo kitų kovos menų šakų. Tailando boksoje galimi tiesų smūgiai į galvą, kaip kairė, taip ir dešinė ranka. Ir į korpusą tiesų smūgiai. Šoniniai smūgiai į galvą, į korpusą šoniniai smūgiai per pilvą ir apatiniai smūgiai. Taip pat Tailando boksime galimi smūgiai alkūnėm, ko negalima daryti kitose kovos menų šakose. Tai šoniniai smūgiai alkūnėm. Apatiniai smūgiai alkūnėm irgi galimi į galvą. Smūgiai alkūnėm iš viršaus. Ir smūgiai alkūnėm iš apsisukimo. Galimi smūgiai kojom. Kojom galima smūgiuoti į kojas. Dažniausiai muša į raumenis, atmušinėja raumenis, kad žmogus negalėtų stovėti ant kojos. Taip pat galimi smūgiai į korpusą šoninį. Vieną kitą koją. Galima atstumti varžovą, kai jisai puola labai aršiai. Tai galimi atsistumimai.
Jokių būdų mes neprileidžiam varžovą prie savęs. Ir galimi smūgiai į galvą iš kojų. Dar Tailando bokse galima mušti ir keliais. Kelių smūgiai gali būti įvairūs. Į kojų raumenis, į vidinį raumenį, į išorinį raumenį. Galima mušti keliais į korpusą. Galima mušti keliais į galvą, tiesiai, į smakrą. Vienų, kitų kelių. Ir galimi kelių smūgiai į galvą iš šono, su šuoliuku. Yra įvairūs ir apgaulingi smūgiai keliais. Pavyzdžiui, kaip šitas. Dar kuom ypatingas Tailando boksas, tai savo klinčų. Ir dabar Elonas ir Richardas parodys, kaip dirbama klinčia. Ir kas tai yra. Klinčas yra artima kova, kai varžovas sugriebia vienas kitą. Jie bando padaryti įvairius smūgius keliais, alkūniam arba kažkokį veiksmą. Dabar susipažinot su Tailando bokso technika. Ačiū Richardui ir Elonui už demonstraciją. Kaip girdisi gerai? Sveiki visi. Sveiki visi. Sveiki visi. Sveiki visi. Mes esam... Sveiki visi. Šiandien mes apsilankysim sporto klube Fight Academy. Sveiki visi. Šiandien mes Sakyt sveiki visi. Sveiki visi. Sveiki visi. Iškovotų medalių lentelė, jinai nėra įspūdingai didelė, bet pradeda tampyti kojas, rankas, kai duris uždarinėja, viskas krenta, bet kažkiek išstačiau prisiminimui tiesiog. Turi kažką pasakyti į ekraną? Sveiki visi. Sveiki visi. Ačiū. Kokie pojūčiai? Raumenis traukia. Į pirtį rytoj. Svarbiausia yra gerti kalcio, magnio, įsiliejo daug prakaito, išsiliejo daug prakaito, žmonės išliejo daug prakaito. Kviečiam jūs prisijungti prie mūsų nuo visos širdies. Sveiki visi!